Džiaugsmo sveikinimai. Ar esi išgelbėtas ir pasiekęs amžiną gyvenimą? Taip tau reikia būti išgelbėtam ir tu esi tinkama asmenybė išgirsti šią naujieną. Iš tikrųjų, žmogaus gyvenimo pabaigoje yra tik dvi vietos: amžinas pasmerkimas pragare arba amžinas gyvenimas ir išgelbėjimas su Dievu rojuje. Kur atsidursi priklauso nuo tavo pačio sprendimo. Jeigu pasirenki būti išgelbėtas ir turėti amžiną gyvenimą su Dievu, yra tik vienas kelias: tikėti viešpačiu Jėzumi ir priimti jį kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Jeigu šiandien nusprendi tikėti viešpačiu Jėzumi, tuomet išgelbėjimas yra tavo. Prašau, ištarėk šias žodžius nuoširdžiai ir iš širdies. Viešpatie Jėzau, šiandien tikiu ir priimu tave kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Tikiu, kad tavo mirtis ant kryžiaus atpirko visus mano nuodėmes. Įeik į mano širdį ir vedžiok mano gyvenimą tavo teisingų kelių. Amen. Jeigu tai išsakysi nuoširdžiai ir iš tikros širdies, tada šiandien esi gavęs išgelbėjimą amžinam gyvenimui, o Tėvas danguje tave su džiaugsmu pasitinka. Tai reiškia, kad tavo vardas jau įrašytas gyvenimo knygoje dangaus karalystėje.